Labą dieną visi, aš esu Birka Birkovičius, daktaras. Daktaras Birka Birkovičius. Taigi, šiandien aš norėčiau pakalbėti apie tokią labai subtilę temą, kodėl kai kuriem berniukam neatsismokė bibiukas. Taigi, aš galiu jiem paaiškinti, kad, pavyzdžiui, jeigu jie nori, kad jų bibis vėl būtų normalus kaip visų, o ne toks išpampęs kaip tarantulas ryčkos, tai jie gali, pavyzdžiui, paimti britvutę tokią mažytę, arba žirklės, replės. Nėra skirtumo, tik tai apimtis skiriasi. Taigi paima savo Stojakovičiui, Birkovičiui, nupjauna bibiuką. Ir tada jis pamažėja, o jeigu yra per storas bibis, tai nepatartina pjauti, nes tada bėga sperma. O jeigu jau tokie esat dundukai, tai tada jums jogurtas bėga. Arba kefyras. Taigi, mane dar vadina ne tai, kad daktarą Birką Birkovičių, bet dar ir daktaras Maukala. Aš norėčiau pasakyti, kad aš esu labai geras žmogus. Mane visi myli. Tiesiog tratina mane jie visi. Taigi jūs mane piskit proto, kalbėsiu toliau. Ir aiškiai. Aš dar savo kieme auginu kanapių plantaciją. Jas laistau su sperma. Jos labai gerai auga. Panašios į birkas. Bet man pohui, man smagu. Taigi, toliau, kai jas užauga, aš jas išprievartauju, man jas tampa nereikalingos. Tai metu ant stogo. Ten jos užauga į kušių krūmą. Tiesiog labai didelis toks krūmas, toks malonus. Aš jį, žinokit, dar kartais tą krūmą, kai nėra ką veikti, pasiimu ir į langus mėtų kitiem. Tai prie langų prilimpa ne tai, kad paprasti krūmai, bet ten kandoviai prilimpa. Taigi, viso gero ir čia buvo Birka Birkovičius, kuris kaišo visiems. Viso gero.